Sveiki atvykę į Intergeneraction Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Epizode kalbėsime apie vertybės ir prioritetus darbe. Kas tai yra, kokie jų tipai ir kodėl jie svarbus. Jūsų laukia bendra apžvalga, naujų įžvalgų ir keli apmąstymai, kuriuos galėsite pasiimti su savimi. Pradėkime. Ar kada nors jautėtės ne savo vietoje darbe? Net jei viskas atrodytų buvo tobula ant popieriaus. Galbūt atlyginimas buvo konkurencingas, darbo aplinka maloni, o papildomos naudos dosnios ir vis dėlto kažkas buvo ne taip. Tas kažkas galėjo būti vertybių nesuderinamumas. Taigi, kas iš tikrųjų yra vertybės? Vertybės tai principai ir įsitikinimai, kurie nukreipia mūsų sprendimus, formuoja mūsų elgesį ir daro įtaką tam, kaip mes santykiaujame su mūsų supančiu pasauliu. Jų ne visada matome, jos neparašytos darbo skelbime ar kalendoriuje, tačiau jos visada egzistuoja, formuodamos tai, ko siekiame, ką toleruojame ir nuo ko pasitraukiame. Tai nėra atsitiktiniai ar paviršutiniški dalykai. Jos kyla iš mūsų kilmės, kultūros, šeimos patirčių, kurios mūsų formavo, net iš mūsų gauto išsilavinimo. Ir jos nėra nekintamos. Augdami ir mokydamiesi galime patirti vertybių pokyčius. Kartais subtilius, o kartais reikšmingus. Kai kurios vertybės yra beveik visuotinės – pagarba, teisingumas, atsakomybė, empatija. Tai nėra vienasmeniniai idealai, jos yra bendros daugeliui kultūrų ir atsispindi pamatiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, visuotiniai žmogaus teisių deklaracijoje. Bet kaip šios vertybės pasireiškia kasdieniame darbe? Galime jas suskirstyti į 3 pagrindinius sluoksnius. Pirmiausia, individualios vertybės. Tai jūsų asmeniniai įsitikinimai ir prioritetai susiformavę per visą jūsų patirtį. Pavyzdžiui, kūrybiškumas, nepriklausomybė, teisingumas ar nuotykių troškimas. Mes visi turime daug vertybių, tačiau paprastai tik kelios iš jų konkrečių momentų yra tikrai svarbiausios. Tos kertinės asmeninės vertybės veikia kaip vidinis kompasas, padedantis priimti sprendimus ir gyventi autentiškai. Antra, organizacinės vertybės. Tai kryptingos nuostatos ir tikslai, formuojantis įmonės kultūrą ir veiksmus. Jos gali kilti iš įkūrėjų, vadovų, pramonės standartų ar klientų lūkesčių. Pavyzdžiui, inovacijos, įtrauktis, tvarumas ar klientų poreikių prioritetas. Kai šios vertybės yra tikros, o ne tik parašytos ant plakato, jos daro įtaką darbuotojų atrankai, strategijai ir kasdieniams sprendimams, suteikdamos darbuotojams priklausimo jausmą bei didindamos organizacijos patikimumą išorėje. Trečia, komandos vertybės. Tai bendri principai, kuriais vadovaujasi grupė žmonių siekdama bendro tikslo. Pavyzdžiai – skaidrumas, bendradarbiavimas, nuolatinis mokymasis, kokybės siekis. Komandos vertybės – tai tarsi klijai laikantis grupę kartu. Jos padeda priimti sprendimus, spręsti konfliktus ir kurti tarpusavio pasitikėjimą. Kai komanda susivienyja dėl bendrų vertybių, ji dažniausiai tampa labiau motyvuota, atviresnė ir efektyvesnė. Kai jūsų vertybės yra gerbiamas ir atspindimas darbo aplinkoje, jaučiatės įsitraukę ir motyvuoti. Tačiau, kai jos nuolat nepaisomos ar ignoruojamos, jaučiatės atsiriboję ir išsekę. Pagalvokite, jei vertinate bendradarbiavimą, bet jūsų komanda skatina konkurenciją, kyla įtampa. Jei vertinate kūrybiškumą, bet darbas remiasi rutina ir nuspėjamumu, atsiranda nusivylimas. Todėl kalbėjimas apie vertybės nėra tik filosofija. Tai praktika. Tai darbo kultūrų kūrimas, kuriuose žmonės ne tik išgyvena, bet ir klesti. Štai paprastas pasiūlymas jums. Pagalvokite apie 3 savo svarbiausias asmeninės vertybės.
kas jums iš tiesų svarbu. Kitoje šios serijos dalyje kalbėsime apie tai, kaip vertybės gali skirtis tarp skirtingų kartų ir lyčių. Ir kaip tie skirtumai gali tiek kelti iššūkių, tiek praturtinti mūsų bendradarbiavimą. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtraukti, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus+, France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.